Good evening. We begin tonight with an anniversary whose commemoration makes the Soviet Union very uneasy. On this date in 1939, Adolf Hitler and Joseph Stalin carved up Eastern Europe. Today, 2 million residents of the Baltic states linked hands to protest not only what happened 50 years ago, but to send a message of defiance to Moscow today. Mūsų korespondentai, reporteriai jau išvažiavo į kelių trasą iki pat pasienio su Latvija. Jie pasirengę perduoti informaciją apie svarbiausią dienos įvykį pilietinė akcija Baltijos kelias. Amoralių diktatorių buvo nutarta, kad Lietuva taps agresijos auka. Čia Druskininkų pradžia. Aš jau nepakeliu minčių apie tave, kaip obelis apsunkusi nuo vaisių, užlauži tragiškai nusvirusias rankas, o tu sakai stovė kaip stovi laisvė. O tu sakai stovi kaip stovi laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje. Jau kaip akmuo šaly keliai sukniubęs, aš pilku vakarų lyg samanų dengiuos, o tu sakai, eik taip kaip eina laisvė, o tu sakai, eik taip kaip eina laisvė.